Pirma savaitė, antra savaitė ir prasideda trečia savaitė. Lapkritėlis. Kiekviena diena darosi vis trumpesnė ir trumpesnė. Atmetu galimybę jau paplaukyti su laiveliu, bet neatmetu galimybės, kad gali būti, kad čia pasiliksiu dar ilgiau, nes situacija nėra labai gera. Koja tokia, kiekvieną rytą atsikeliu su koja tokia medinė, o kulnas nutirpęs ir toks jausmas, kad kaip būna pripūti pirštinė, tokia pasidaro balionas pirštinė. Tai atrodo, kad kulnas yra pripūstas. Dar kažkaip vakare gal nieko, bet pavyzdžiui, ryte atsikėlus, tai tokia medinė koja, kad pavyzdžiui, darai pasistiebimus ir pavyzdžiui, ant dešinės kojas, jeigu pabandytumėt pasistiebimą padaryti, greičiausiai jums išeitų, man sunkiai, ant kairės iš vis neišeina, ant dviejų kojų išeina. Nauja savaitė, renkasi nauji studentai. O man prasideda jau trečia savaitė ir jau 2 mėnesiai praėjo po operacijos. Mus išvarė rengtis į koridorių. Visadas pritrepsėjo. Ir žiūriu, vis didesnė teritorija, trepsi, visur trepsi, galvoju viskas. Tai galvojam viskas, einam į koridorių rengtis. Neveltui baseinuose ar kažkur einant į rubinėlės reikia užsidėti tos ant padų tam, kad nepririoglint kaip šitas džentelmenas. Tai įspūdingai jis ten privaikščiojo. Kitas dalykas, man tai patinka kaip senjorai, vyresni žmonės. Ir aš galvoju, kartais atrodydavo arba jie nesupranta, arba nesigaudo, arba puikiai supranta, ką daro ir puikiai gaudosi. Vat kaip pavyzdys. Vyksta pratimas baseine, ir jau kokį praėjus 10 minučių jau įeina kokios moteriškės. O tai negalima? Aišku, kad negalima ir tu puikiai žinai, kad negalima, nes jos ateina tam, kad įlystų į džakuzį ir ten sėdėtų, žodžiu. Tai kol vyksta pratimai ankstesnės grupės, jie ateina į ankstesnės grupės pusę laiko, tada tu ten makaroną kilnoji, o moteriškės ten po dušu. Moteriškės po dušu, tada įsijungia, tada įlipa į džakuzį ir sėdi ir laukia savo ten tos pamainos. Žodžiu, ir kas gaunasi tada, kai vieni išeina, kiti ateina. Tai va toks bardakas gaunasi ir mačiau, kad treneris susiparino ir man atrodo, šiandien viskas pasikeitė. Negalima eiti anksčiau ir teisingai. Tai va, man įdomu, kaip jie šnekas jau čia ten. Elena, einam. Galvos, kad nesupranta, ką mes čia, kad nesigaudam. Tai va, man atrodo, vyresni ir naudojasi. Būna eilėse, parduotuvė irgi užlindinėja. Tipo, lyg nežinotų, kad čia eilė stovi. Eina. Tai jeigu įdomu, kas čia yra, tai vadinasi kontrastinė vonia. Yra 2 tokios vonelės su akmenukais. Vienoje vonelėje yra karštas vanduo, kitoje šaltas vanduo. Tai būni 3 minutės, reikia vaikščioti ratuku, tada po 3 minučių vėl keitiesi ir vėl keitiesi. Tai taip suaktyvina kraujotaką, žodžiu, ir padaro, kad geriau būtų. Čia būtų jokinga, jeigu lipi tais akmenukais. Bet į stiklą! Bet ne, ten šiaip gražus nuglūdinti akmenukai. Sakė, buvo istorija, kai kažkas iš Palangos ar kažkas prie jūros pradėjo rinkti akmenukus ir norėjo išvežti, jos pagavo aplinkosaugininkai ir neleido išvežti akmenų nuo jūros. Panašu, kad tokio dalyko daryti negalima. Einu dabar pas gydytoją. Man patinka, kai einu koridoriais. Tai taip žmonės, vyresni, taip koridorium eini ir taip. Ir taip labai ilgai žvilgsniais užlaiko tą žiūrėjimą. Da, gydytoja kažkur išėjus. Tai ateisiu vėliau. Palaikinu. Gerai, praplatėjo koridorius pagaliau. Buvo tobulas kombo. Kopūstų sriuba, kugelis ir jaučio liežuvis. Ir dar plius tinginys. Kai gerai. Kokį kosminį kiekį jiems reikia tų lapų sušluoti. Vau, čia tai darbelis. Ir ką, ir šiokios tokios naujienos, iš tikrųjų nepavyksta man taip greitai gyti, sveikti ir taip toliau. Didžiulės pastangas deda Gintarė, linkėjimai tau ir sveikinimai su pirmosios vietos šokyje su savimi, Garliavoje, kaip suprantu, buvo. Tai bando iš manęs padaryti žmogų, ne tik sportininką, bet ir žmogų kaip žmogų.
Bet kiek Lietuvoje ligonių, man atrodo, Lietuvoje ligonių yra daugiau negu Lietuvoje gyventojų. Ta prasme, kiekvienas žmogus turi bent po 2-3 ligas. Tai tokios naujienos panašu, kad dar turėsiu ekstra 10 dienų čia, nes pagal tai, kaip judu, kaip kas man pavyksta, tai trūksta dar. Ir jeigu taip jau taip ir gausis iš viso, tai gausis 30 dienų Birštone dabar. Ir dar kovo mėnesį 24. 54 dienos metuose būsiu Birštone. Man kažkas jau siūlė birštoniečio kortelė kažkokia yra, kur galima įvairiausių nuolaidų gauti Birštone. Geriausia nuolaida būtų pasveikti, tapti vėl tokiu pačiu, kaip ir buvau. Šiaip tai man juokingai atrodo, kur būna krepšininkai patiria kokias nors sunkes traumas ir visi per pasaulį, atrodo, kalbėdami skirtingom kalbom, pagrindinė frazė - grįšiu stipresnis nei buvau. Tu ten grįši stipresnis, be šansų. Kai buvau sveikas, tai po operacijų nusiplėštų kojų, ten išvaržų nugarų, tu grįši stipresnis negu buvai. Nu, pasakos. Bet čia kalbu apie sportininkus, kurie sportuoja. Jeigu sakyčiau, kad aš grįšiu stipresnis nei buvau, nes pradėsiu sportuoti, tada gal ir bus kažkokios tiesos. Nu, bet visa kita, nu tai, nežinau, kažkaip netikiu tais, kad. Tai va, pakalbėjau apie tas traumas ir kaip matėt, kad žiūrėjot Žalgirį, vėl Keenanas Evansas vėl susižalojo koją. Nu, tai yra absoliučiai neteisingai, ypatingai toks fainas bičas atrodo ir žaidėjas geras. Ir va taip karjera čia net neįsivaizduoju, ar jinai toliau tęsis ar ne, bet nu, tiek kojos traumų patirti, nu, tai čia yra kažkoks prakeiksmas. Tai va įdomu, ar ta krepšinio karjera jam toliau tęsis. Be abejo, sėkmės Keenanui, kad viskas būtų gerai. Galėtų atvaryti Birštoną į sanatoriją. Kompaniją, vat, palaikytume viens kitam. Šiaip kalbant apie krepšinį, mano didžiausia svajonė buvo pelnyti taškus Lietuvos krepšinio lygoje ir tiesą sakant, galbūt girdėjot, gal ne, bet man tai yra pavykę padaryti. Tritaškai krenta, kol kas Lietkabeliui ypatingai. Trečiajame ketvirtyje įsodino ir Adas, 2 pataikė Lorenzo, taikliai metė ir Žanis Peineris. 1 pataikė ir Vytautas Mikaitis, tiesiog puikus kol kas Lietkabelio žaidimas ir jau dabar turi 8 taškų pranašumą. Visiškas pravaltūras. Tai iš tikrųjų čia Tiškė padarė tokį bairį, man atrodo, jis gavo po to 5 rungtynių ar kiek diskvalifikaciją, kad negalima komentuoti. Linkime Tiškevičiui sėkmės kitose projektuose. Tai va, įsiaiškinom čia su visais dabar, kad su žaliom galvom yra vyrai, o pilkos yra moteriškės. Čia vienas buvo komentaras, kad nebedėčiau video, kur einu pamyšt, bet čia nėra taip, kad aš tiesiog neturiu ką rodyti. Juodant baltą parašyta. Dubens dugno tarpyvietės raumenų pratimai. Šlapinimosi metu bandyti sustabdyti šlapinimosi procesą. Pabandžiu sustabdyti ir vėl pasišlapinti. Šlapinimosi metu pabandyti keletą kartų sustabdyti šlapinimosi ir vėl pasišlapinti. Kodėl tai svarbu? Tuo metu, kai bandoma sustabdyti šlapinimosi procesą, yra treniruojami dubens dugno raumenys. Dėl to atliekant sekančius pratimus reikia atkreipti dėmesį, kad šie raumenys įsitemptų taip pat kaip stabdant šlapinimo procesą. Niekur nėra parašyti, kad besišlapinant reikia nusipersti. Šito nėra. Čia gal ir pats sugalvojau. O dabar einu tvarkytis dokumentus. Kiek Lietuvoje kirčiavimo yra? Einu tvarkytis dokumentus dėl tolimesnio apsistojimo Versmės sanatorijoje. Kas yra smagu. Šią savaitę reiktų turbūt vėl apsilankyti kokiuose nors renginiuose. Vien dėl to, kad neužsidaryti tarp 4 sienų, neužsisklęsti, nebūti tik tai su savimi, nesijausti nereikalingu. Tai ketvirtadienį bus Atiduok žmoną arba kažkaip ten vadinasi spektaklis. Ten vaidins Justinas Jankevičius ir kiti. Tai vat bus einama į spektaklį, o šeštadienį Versmėje Arvydo Vilčinsko koncertas, kuriame tikrai būsiu ir sėdėsiu pirmoje eilėje, kad Arvydas dainuotų tiesiai man. Tai tikrai eisiu į šiuos pasirodymus. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido. Man atrodo, net balsas panašus į Arvydo. Kol dar matau, bet to jauno Arvydo šešėlį savo kelyje. Nulipt kažkaip lengva. Einu pas psichologiją, o pas psichologiją ką galima padaryti, tai pamiegoti. Laksuotis. Šiandien kamuotis. Atrodot super. Miegam. Taip, kad visas kūnas būtų labai patogioje padėtyje.
Lauk, visi lauk, išeinat, pasiemam, visi lauk, tik tai eikit iš čia. Eikit lauk. Einu aš elektrą dabar, einam pasikratyti. Einam į elektrą. Nesekiokit jūs manęs, kiek galima. Neatstokitės nuo manęs, prašau, maldauju, daktarė. Pasitraukiam. Šiandienos seansai baigti. Sakė, kad pas psichologę aš parpiau. Bet kodėl atsibundama, kai yra pats galas? Pavyzdžiui, nežinau, jeigu jūs, tarkim, važiuojat į Kauną ir užmiegat, aišku, ne už vairo, tai kodėl ant Pilies žiedo yra atsibundama visada? Arba Kėdainiuose irgi ant žiedo, jau kuri važiuoti į miestą. Arba prie namų, arba būna jau artėjai prie namų ir atsibundi kažkodėl. Aš kur žinai, miegodamas kačiau namai. Suka. Oi. Girdėjau, kiekvienas važiuodamas iš Prienų į Birštoną arba iš Birštono į Prienus stringa didžiausiame Respublikoje kamštyje, nes yra ar tai remontuojamas tiltas arba kažkas su juo daroma ir ten yra šviesoforas ir žmonės ten stovi kem 5 minutės. Nėra kas nebūtų pasakė šios problemos, kurioje susidurėjo 2 didmiesčiai, Birštonas ir Prienai. Ir vienas tiltas pridaro tiek daug reikalų. Užuojauta visiems. Nežinau, kuom šitą informacija svarbi, bet tiesiog noriu pasakyti prieniškiams ir birštoniškiams. Viskas bus gerai. Kėdainiuose tilto nepastato gal 4 ar 5 metus ir nieko tokio. Vytai, kelkis, pramiegosi visą dieną. Šiandien kineziterapijos salėje ne tik dirbome, visus pratimus atlikinėjau maksimaliai gerai, bet kalbėjom apie vieną dalyką, kad vyrai, ypatingai aš pats labai mėgstu, tipo, guli pratimą darai, bet rankos, va, Turkijos polisiautojo poza. Sprendėm, žodžiu, kad tai yra visiškai pabachūrsku, kad kiekvienas rimtas vyras visada kur be gulėtų ir gulėtų, tai va. Sakė, būna krenta nuo tos lavytės, ten atrodo toj nusivers, bet vis tiek vyriškai laiko šitas rankas. Bachūrų išlieka iki pat galo. Tarp kitko, kalbant apie pietus, jau truputėlį anksčiau, aišku, viskas yra gerai, kad įleidžia anksčiau. Tai va, aš dabar sužinau visą paslaptį, nes galima truputėlį nueiti anksčiau pavalgyti ir todėl atėjus vėliau jau žiūriu, galvoju, kaip taip visi greitai valgo. Pasirodo, truputėlį ateina anksčiau. Tai viskas su to gerai ir man reiktų ateiti anksčiau. Ir valgyti mažiau kūgelio ir dėtis mažiau grietinės ir valgyti mažiau, o visi, nežinau, kodėl visi patiekalai iš bulvių yra kažkodėl labai skanu. Pavyzdžiui, padaro cepelinus su varškė, tai mulkt, jau žiūri 3 cepelinus būni suvalgęs. Gerai, šiandien nuo Elvio, generalinio vadybininko menedžerio, gavau ir aš dovanų. Šiandien išdalinau tikrai daugybę saldainių. Atsiprašau, dar gal ne visus pasiekė saldumynai skyrius, kur buvau, bet bus. Tai čia gerai, tai palaukit, tai čia, Birštono sanatorija Versmė. Galėtų Versmė būti šauklys į pusryčius, pietus ir vakarienę. Svarbiausia, kuo labiau čia puti ir rėki, to iš šitos skylės eina tau tiesiai į veidą. Tai tu pats save priki. Čia yra posakis, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Nes garsas eina pro čia, pažiūrėjau, jeigu kalbė, o išeina pro šitą. Va, pažiūrėkit, kaip tai veikia. Piderastas. Ar tik čia ne aliuzija į... Rašykit komentaruose, ką jums čia primena, pavyzdžiui. Per užgavėnę. Aš pernai buvau per užgavėnės. Sveiki, vaikučiai. O dabar grįžtame į jau primirštą Ruki Bazuki rubriką. Ai, aš nelė. Zyben, ai, liuliu. Pasportuosim vėliau. Moteriškės elegantiškai pa 50 įsipylė ir vaikštinėja. Jeigu susidauž, tai tikrai bus pa 50. Dabar rodo, kur pirko. Guliu sau lovai, žodžiu, montuoju video, gaunu Instagramą žinutę. Pažiūrėk pro langą. Labas vakaras. Birštone populiaru prie balkonų kažkaip stovėti ir bendraut. Išsiridenu čia kaip vabalas atbuliniu. Išeina į lauką, stovi 2 panos savo.
ką veikia? Nu, tai nieko. Tai padarė va tokį šviesų šou. O taip ir pradžiugino versmė gyvenantį senjorą. Tai panas dar parašė, kad išlysti lauką biškį, tai apėjom ratuką. Parodė dar vieną bivetę, kuri egzistuoja. Kaip tamsu, nieko nesimato. Žinau, tokį bairį, yra toks bairis, žiūrėk. Neturėjau savo. Jinai šau. Beje, su merginom reikalai nesibaigė. Po to nuvarėm dar pažaisti biliardą. Aš aišku laimėjau, tada dar kortų žaidimą žaidžiau, irgi laimėjau. Nu, biliardą gal tik tai pralošiau po to antrą kartą, bet šiaip daugumą tai laimėjau. Yra šiokių tokių pramogų čia visgi Birštone. Geri žmonės birštoniškiški. Šiaip noriu padėkoti merginoms, iš tikrųjų nuostabi pažintis. Jos labai linksmos, juokingos, galima tikrai svaigti ir tiesą sakant mes galbūt su biliardu truputėlį pasikarščiavome, bandėm išrasti įvairiausių žaidimo būdų, kad būtų linksmiau, kad būtų nenuobodu. Atsiprašom biliardo stalo savininko, kad truputėlį linksmiau praleidom laiką. Kas dabar muša? Nu tai neimk mano lasdos. Neimk mano lasdos. Palieki lasdą. Ir? Nelenka. Kažkaip. Paplatų muši bulvę. Oh yeah. Na ir aišku, kai linksmai praleidai laiką, pradė rašinėti. Tai parašiau Jennifer Lopez, gal jinai kažką nieko neveikia. Reklaminis skelbimas. Puslapis pravalturas.lt. Galite įsigyti bilietus į giminės balių. Toliau galite įsigyti aukštos klasės kokybės pakabukus. Taip pat marškinėliai, tiksliau pirmiau džemperiai, po to marškinėliai. Pravalturas.lt. Tai, ko jums reikia ir nereikia. Čia kažkurį rytą jau turėtų pasirodyti sniegelis. Prisnigt turėtų savaitgalį, bet kol kas dabar vyrai. Tai tas šivakas panašus, kur bėga paskui šiukšliadėžes ir renka. Toks iš užsienio. Čia jau tas nuvažiavo, jau to nebedasivys. Aišku, gausiu velnių, bet aš dar vis su tapkim vaikštau iš baseino. Panašu, kad Birštone apsistosiu dar ilgiau, jau oficialiai. Pratęsta 10 dienų dar Kiek valstybė galėjo, tiek dadėjo. Kas čia per garsas? Per fontaną negirdžiu. Fontane ša! Čia bandymai kokie ir čia atskrenda kažkas. Kaip šitą oro pavojaus tas signalas atrodo. Nesuprantu. Čia slėptis gal reikia. Turiu laiko pusvalandį, nupirksiu saldainių. Ką sutiksiu, tam padovanosiu. Iš tikrųjų šlovė suremontuotai Aibei. Viduj puikiai atrodo, puikus dizainas, žodžiu. Čia tokia paprasta parduotuvėlė buvo, o dabar viduj pasidarė gražų dizainą, tai Aibė pakilo į lygį. Viduj salelė graži yra, dizainas viskas taip gražiai padaryta, po to užkandukų tokių turi. Čia buvo lygų, čia atrodo kaip tas pasienis, kur žiūri per smėlį, kas perbėga sieną. Tai čia vis kažkas prarioglina. Aibė. Va šitas. Pripirkau moterim.
reiškia, nunešim kažką. Ką sutiksim? Tinginį tokį, nes pats tinginys, dėl to. Ką sutiksim, tam ir duosim. Šitas gražus pastatas Birštone. Tik kad Š raidė nebedega. Dabar bandysiu nueiti į valgyklą, likus 10 minučių iki atidarimo. Ar jau bus atidaryta? Ir tradicinis ritualinis atsikėlimas. Reiškia taip. Siguliam pilvo, tada alkūnė, tada vieną ranką, kitą ranką. Tada sukiesi, vieną koją, vėl užlipa ant kažko, kitą koją. Ir aišku, merginos iš kineziterapijos sakys, ne taip vis tiek, netaisyklingai ten kažką padarėjai. Kai mane dvargina tokie dalykai. Kiekvienas pratimas blogas. Prisipažinsiu, 4 dienas nedariau rūkį bazūkį. Nebūtinai išėlės. Gerai, bet toliau darysiu, turbūt gal. Ir dar prisipažinsiu, kad geltonas kamuolys jau 4 dienos yra už lovos. Jo, ant kelių dabar kaip krikščionis katalikas. Žiūrim, kur kamuolys. Kurys. Nu, tai tegu pabūna dar. Gerai, dedam vieną koją. Ir... fuck. Šiaip tai reikia, kai keliesi, abi dvi kojas remtis. Taip. Vieną į kitą. 8 minutės iki valgyklos pietų atidarymo. Jeigu bus dingus silkutė, reiškia žmonės įėjo daug anksčiau. Jau visi anksti eina. Yes. Vienvaišių stalą. Taip. Ne, šonų negalima sėsti. Taip. Dieve, tie bulvinukai, kokie skanus, dieve, sriuba, kokia gera. Restoranė sudėjot. Žiūrėjau, šaukštas, vėlės. Sudau. Kvitai nebevalgyk, kvitai nebevalgyk, kvitai nebevalgyk, nebevalgyk, nebevalgyk. Pašaukit mane, vai pašaukit, kad net suaidėtų skliautai. Primenu, kad esat filmuojamas. Filmuojamas esat. Nedaryk turės. Vytukai, mes norime palinkėti tau sveikatos. Už tavo skausmą ir viltį. Šventė. Paskubėkim gyventi. Nebegrįžti. Mūsų dienos kaip šventė. Kaip čiūdėjimas vyšnios. Paskubėkim gyventi. Skubėkime džiaugtis jos. Žydėjimas vyšnios. Čia ne tas instrumentas. Tavo jau kojytės gerai juda. Kelkim, pakelkime taurę linksmė. Nei vieno žodžio, nežinau. Tai kaip dar laiką turim? Darbiški. Taip, žmonės atvažiavo su autobusu, eis į spektaklį. Mes į spektaklį einame taip pat. Ir vėl į kultūrkę. Liaujame dar kartelį į kultūros centrą, kaip visada. Nu, ką, pas Jakutį dabar dar reiks eiti. Žinau, ką man daryti, supranti? Nežinau.
čia tau seksas. Bet ką? Seniai, veidų duok, akimi, veidai, tu sakyk, bet tiesiog. Išeina ekspertai iš teatro. Kokia tavo versija? Na, manau, įdomiau negu stand-upas. Įdomiau negu stand-upas. Čia kiek stengtis reikės. Geras spektaklis, tikrai geras. Gerai ten suvaidino visi puikiai. Čia, man atrodo, jie tik tai pradėjo dabar čia po Lietuvą važinėti, tai nuvarykit į šitą spektaklį. Tikrai gerai laiką praleisit. Gyvenimiškos situacijos, supranti? Kaip gyvenime būna. Kol dar lateliai ant pėto. Thanks for watching. Thanks for video watching.